bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I love. Dviratis man kaip ir daugeliu miesto gyventojų nėra kasdienis atributas ar pagrindinė transporto priemonė. Dažniausiai mes dviračius įsitraukame tada, kai važiuojame prie jūros į kaimą ar šiaip kažkur smagiai praleisti laisvalaikį. Tačiau žinant, jog beprotiškai didėja mūsų miestų užterštumo tempai ir mastai, išmetamųjų dujų sudėtyje yra smulkiosios aerozolio dalelės, kurios yra iš tiesų labai smulkios ir jų skersmuo yra dar smulkesnis nei mūsų organizmo ląstelių skersmuo ir jos labai lengvai prasiskverbia į mūsų organizmą ir sukelia įvairiausias ligas. Tai ne tik tai saugant gamtą, galvojant ekologinių požiūrį, bet ir saugant savo, bet artimųjų sveikatą, aš manau, kad jau pats metas priimti vakarų Europos tradicijas ir atsižvelgti į jas, pasižiūrėti, kaip gyvena Olandai, kur nuvažiavus visą laiką tiek daug dviratininkų, tiesiog žmonių, kurie gyvena ir naudojasi dviračiais kaip savo pagrindinę transporto priemonę. Dažnai mes netgi labai trumpą atstumą važiuojame automobiliu, nes mums tai įprasta. Galima palikti savo stovėjimo aikštelę į automobilį ar garaže ir persėsti ant dviračio, bent jau tuo šiltuoju metų laiku, kai iš tiesų tam yra visos sąlygos. Tausojantis aplinką automobilis yra tas, kuris išmeta mažai anglies dvideginio į aplinką. Ir gamintojų siekis yra, kad ateityje automobiliai neišmestų daugiau negu 120 gramų CO2 iki 1 kilometrui, bet realiai visi nori dar mažiau, tai yra iki 100 gramų CO. Jeigu mes kalbam plačiau dar apie tą CO anglies dvideginio išmetimą į aplinką, tai lengvieji automobiliai sudaro labai mažą dalį to visos pasaulinės taršos. Didžiausia tarša, kaip jūs turbūt žinote, tai sudaro gyvūnai, karvės, arkliai ir galvijai, sakykim, taip, jie daugiausiai išmeta. Mes neskaičiuojam laivų, mes neskaičiuojam ugnikalnių, kurie ne tik meta ir sieros visokius junginius ir visą ką, bet nei gyvūnų, nei ugnikalnių neapmokestinsi teisingai, neįvesi jokių mokesčių ir nepaskatins jų neteršti. Vadinasi, automobiliai yra ta kryptis, kurią lengviausiai sureguliuoti įstatymiškai. Alternatyva tradiciniams benzininiams arba dizeliniams automobiliams tai yra elektra varomi automobiliai arba vandeniliu. Vandenilių jų yra labai mažai, praktiškai vien Honda užsiema jais, galbūt Mercedesas šiek tiek, BMW. Ir tai yra pakankamai dar tolima perspektyva, pakankamai brangi perspektyva, tai vis dėlto šiai dienai yra elektromobiliai, labai, kaip sako, ant bangos. Elektromobiliai važinėdami neišskiria jokių dujų, lyginant su vidaus degimo varomais automobiliais. Yra kita problema, daug kas sako, kad šie teršia, nes čia gamina aplinką teršia, reiškia, elektros gamybą. Taip, tai yra tiesa, tačiau Lietuvoje palyginti su kitom šalim, tarkim, kaimynėm Latvija, Estija ar Lenkija, energija yra labai švari. Palyginti su Norvegija, mes smarkiai atsiliekam, nes Norvegijoje, Švedijoje didžiausia dalis energijos gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Lietuvoje yra vos keli procentai gaunama, bet tai yra pakankamas neblogas būdas, deginam Lietuvoje dujas, iš jos gaunama elektros energija. Tai vidutinis elektromobilis teršia aplinką maždaug nuo 4 iki 5 kartų mažiau negu bet koks, kad ir nedidelis vidaus degimu varomas automobilis. Tai yra Lietuvoje. Kitas dalykas, elektromobilio ekologiškumas kitą pliusą turi, kad ir energija gaunama ne taip jau žaliai. Vis tiek tarša yra išnešama iš miestų centrų. Miestų centrų nebūna CO2, elektrinės vis tiek stovi kažkur tai už miestų. Tai irgi yra šioks toks pliusas. O laikui bėgant, kuo toliau ta energija bus žalesnė, kuo toliau to elektromobilis terš mažiau. Prieš metus, prieš pusantrų, prieš 2 būdavo parodose, kad mes už gamtą automobiliai būdavo arba baltos, arba šviesiai mėlynos, žydros spalvos, visur būdavo užrašyta CO 119-99 gramai,
tai šių metų parodoje to nebuvo Ženevos. Ir atrodo, lyg tai, kad gamintojai nustojo rūpintis tą gamtą, nieko panašaus. Iš tikrųjų, tas rūpinimasis gamta, sakykim, jis tapo toks pat natūralus, kaip kasdien valytis dantis. Ir, pavyzdžiui, mesgi nešaukėm atsistoję vidury gatvės, kad žiūrėkite, aš kasdien valausi dantis, maždaug, nu tai ką, tai visi valo. Tai lygiai taip pat ir gamintojai, jie nustojo rėkti, nustojo klykti, kad mes štai rūpinamės gamta, mes mažinam CO išmetimą, tai yra natūralu. Taip, tiesiog tas toksai rūpinimasis gamta arba rūpinimas tarša, jisai parodo galbūt, socialinį žmonių mąstymo lygį ir valstybės išsivystymo lygį. Tai kol kas pas mus, kaip mes žinoma, jisai yra toks, nulinis. Iškalbingas yra tas faktas, kad, sakykime, Anglijoje 2/3 elektromobilių savininkų rinkosi šią transporto priemonę ne iš meilės aplinkai, bet dėl to, kad gavo valstybės subsidijas. Tai kitas dalykas, kad visi jie be išimties turi dar vieną automobilį, tai yra tradicinį. Ir tas elektromobilis šiai dienai yra, sakykime, toksai labiau mados reikalas, labiau, toksai, kaip sako, kaip ir Hollywoodo visos įžymybės važinėja, ne va tai su elektriniais automobiliais arba su hybridais, bet garaže dar turi Hammerius, Porschus ir kitus automobilius, kurie iš tikrųjų teikia malonumą, o tai yra kol kas mados dalykas. Kas perka šiandien elektromobilius, kadangi jų atsipirkimo laikas yra 5-6 metai, tai yra pakankamai, gal net per daug didelis atsipirkimo laikotarpis. Turint omeny, kad jau su juo iš Kauno į Vilnių nelabai nuvažiuosi, tik tai mieste jis taikomas yra. Daugiau žmonės renkasi būtent dėl šių priežasčių, tai yra žalioji energetika, ekologija, taip pat ir savęs reklama, kad esu žalias, tausoju gamtą panašiai. Be valstybės tokio paskatinimo, be noro, kad mūsų vaikai galbūt švariau gyventų ir visą ką, tai tikrai mūsų sąmoningumas dar toli gražu nėra tokio lygio ir mūsų finansinės galimybės nėra tokio lygio, kad mes galėtume savo vieną iš paskatos gamtai įsigyti švarų, sakykime, automobilį. Valstybė gali skatinti tik tai vienu būdu, tai yra tik tai kažkam lengvatom, pavyzdžiui, mokesčių į centrą kaip Londone. Nes, sakykime, Londone, jeigu tavo automobilis neišmeta daugiau negu ten tam tikro kiekio CO2 dvideginio, tu gali važiuoti į Londono centrą nemokamai. Jeigu jisai išmeta daugiau, arba yra visureigis, didelis automobilis taršus, jis turi mokėti pakankamai nemažą įvažiavimo į centrą mokestį. Tai jau yra paskata pirkti žalią automobilį. Estijoje kažkada dar nesenai, prieš porą metų, Talino miesto valdžia priėmė tokį potvarkį, kad irgi hibridiniai arba žali automobiliai gali parkuotis nemokamai. Paramos iš valstybės mes kol kas sulaukėm ne per daugiausiai, nors dažnai kreipiamės su savo įvairiais siūlymais. Ką jau pavyko padaryti, tai yra nemokamas parkingas elektromobiliams. Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Tai elektromobiliu atvažiuoti, nesvarbu, ar tai 6 litai valandai, gaunamas nemokamas pažymėjimas ir gali statyti nors ir visą dieną. Pavyzdžiui, Estijoje padavė paraiškas iki berods šių metų pabaigos, iki lapkričio 1 dienos, jie gali tikėtis, pirkdami elektromobilį, gali tikėtis iki 18 000 eurų kompensacijos. Tai, bet nedaugiau pusė elektromobilio kainos. Aišku, jie tokie pigus nėra. Sakykime, jie kainuoja tie elektromobiliai gerokai per 100 000 litų. Bet ta būtent valstybės parama ir galbūt ir skatina juos įsigyti. Realiai, kaip ir minėjau, iš meilės gamtai vien tik tai tų automobilių niekas neperka. Elektromobilis, reikia nepamiršti, tai yra miesto automobilis. Jis atskirtas važinėti tik tai mieste. Jeigu važiuoja užmiestį, yra kitas automobilis, tarkim, dizelinis ar hybridinis automobilis. Su juo važiuoja didesniais atstumais. Bet, tarkim, man didžiausią dalį visų kelionių sudaro kelionės mieste. Aišku, kad yra apribotas nuvažiuojamas atstumas, tarkim, tai yra 130-150 km su automobiliu. O važiavimas lygiai toks pat. Kaip įrodė, tarkim, praktinis pavyzdys, kaip man važinėjant 1,5 metų elektromobiliu, tai rozetę galima rasti tikrai greičiau negu benzinos kolonėlė. Elektros sąnaudos elektromobiliui yra maždaug 12-15 kWh 100 km. Nesunku paskaičiuoti, kai yra 6-7 litai nuvažiuoti 100 km. Tai yra labai smagu. Smagiausia su elektromobiliu važiuojant, tai yra važiuoti pro kuro kolonėlės. O ką aš labiausiai mėgstu daryti, nuvažiuoti į kuro kolonėlę ir nusipirkti kramtamos gumos. Ir visą laiką paklausti, ar pylėtės kuras, sakau, ne, pas mane kuras nesipila. Ta prasme, vis dėlto esmė tai yra technologija. O ten ar tu pilsi rapsą, ar bio ten etanolį kokį nors, ten 10-15 procentų, tai iš esmės, tai toks, kaip sakyti, žaidimas galbūt skaičiukais tokiais. Bet realiai, jeigu pažiūrėt, kaip ir gamintojai, patys automobilių gamintojai, jie prognozuoja artimą ateitį,
Tai yra maždaug 4, 5, 10 metų į priekį ir tolimesnė tai yra 25 metai maždaug į priekį. Pavyzdžiui, Tesla automobilių arba Fiskars Amerikoje gaminami elektromobiliai, jie iš tikrųjų panaudoja saulės elementais. Jie, sakykime, tą saulės energiją kol kas nenaudoja ratams sukti, bet naudoja kondicionieriui, apšvietimui ir taip toliau. Ta prasme, kad, sakykime, tas automobilis papildomai iš aplinkos neima, reiškia, jokios energijos, nei jam benzino reikia, nei ką, sakykime, apšvietimui, kondicionieriui ir kitiem dalykam. Iš saulės elementų galima krauti elektromobilį, tada energija bus visiškai žalia. Visiškai nepriklausysit nuo kuro kainų, todėl kad energija ima tiesiog tiesiai iš saulės. Viskas. Pati pagrindinė esmė, ką galima pasakyti, tai yra nepriklausomybė. Nepriklausomybė nuo naftos, kurios tiesiog nereikia. Galų gale iš vis net nereikia nei dujų nieko, jeigu tu kraunės vėlgi iš saulės baterijų ir vėjo energijos. Tai čia yra pats turbūt smagiausias. Šis automobilis kraunas ir iš paprastos rozetės. Bet taip pat mes turim pasiūlymą statyti ne tokią, bet šiek tiek paprastesnę namų sąlygom pritaikytą pakrovimo stotelę. Kodėl šiai dienai tie elektravaromi automobiliai dar nėra tokie, sakykime, populiarūs ir nėra tokie paklausus? Ta technologija jų dar yra pakankamai ankstyvoji stadija. Jie yra neprognozuojami, vadinkim taip. Netoli pažengusios pačių baterijų gamyba. Tai yra baterijos yra sunkios, brangios ir mes galėtume galbūt palyginti jas su tai, kas buvo, kaip atrodė mobilūs telefonai prieš 20 metų. Tai buvo didelės tokios dėžės, jeigu atsimenat, ir su tokiu, kaip sakyti, su nuimamo rageliu. Tai mes dabar, kalbant apie elektromobilius, esam tokioj stadijoje, kai buvo mobilūs telefonai prieš 20 metų. Ir matom, kokie yra dabar. Yra lengvučiai, ilgai laikantis ir taip toliau. Manau, kad artimiausia perspektyva yra hibridiniai automobiliai, tai yra tie, kurie turi ir elektros pavarą, ir benzino arba dizelio. Tai yra kombinuota pavara ir, jinai leidžia iš tikrųjų važiuoti naudojant kokius 3,5-4 litrus benzino realiom sąlygom. Tiesą sakant, elektromobilis veikia geriau negu dizelinis ar benzininis automobilis per didelius šalčius, nes jo užkurti nereikia, tiesiog įjungi ir važiuoji. Šiandien apie ekotransportą, EcoDrive angliškai, temą šnekėsime su Lietuvos dviratininkų bendrijos tarybos vicepirmininku, pirmininko pavaduotoju Franku Vurt. Kas jums yra dviratis? Ar tai tik transporto priemonė ar kažkas daugiau? Visų pirma, transporto priemonė. Aš važiuoju kiekvieną dieną. Normalna istorija, kodėl aš pradėjau važiuoti rimčiau dviračiu, buvo taip, kad nusibodžiau laukti prie stotelės. Kai man reikėjo ten 7 km iki mokyklos važiuoti, tai vietoj to, kad ten 20 minučių turėčiau palaukti autobusų, tai važiavau dviračiu iki mokyklos. Tai čia buvo Lietuvoje ar Vokietijoje? Vokietijoje, čia Vokietijoje, nes jūs atvažiavote iš Vokietijos. O iš tiesų, čia Lietuvoje, lyginant su Vokietija, dviračių kaip transporto priemonės populiarumas yra dar nepasiekęs to lygmens kaip Vokietijoje. Bet jūs kalbate dabar apie dviratį kaip transporto priemonę, kuri gali būti pagrindinė ir vienintelė transporto priemonė? Ne, faktiškai reiktų realiai žiūrėti, kas kiek galėtų būti. Tai aš labai mėgstu palyginti Vilnių su miestais kaip Helsinki arba Stokholmas. Tai yra didžiausi dviratininkų miestai, bet jų klimatinis sąlygas yra sunkokas, nes yra labai šiaurė, arba Stokholmas labai kalvotas miestas, bet tas dviratininkų lygis gali siekti, sakysim, iki 14–15%. Aš
labai mėgstu važinėtis dviračiu, bet aš važinėju tik tai vasarą. Aš didžiąją metų dalį su dviračiu neprasisuksiu, neišsiversiu vien su dviračiu. Ar jūs taip nemanote? Ar aš galbūt kažką blogai darau ir galėčiau ilgiau su juo važinėti? Nu, daugėja tų pavyzdžių, kad žmonės ir iš visus metus važiuoja, aišku, klimatinės sąlygos nėra tobulos ir visose šalyse, tai Vokietijoje, Olandijoje žiemą važiuoja mažiau žmonių. Bet tai nereiškia, kad niekas čia neprivaloma važiuoti, bet aš nemačiau skirtumų tarp klimatinių sąlygų, tarp Vilniaus, Stokholmo ir Helsinkio. O jūs pats, pavyzdžiui, žiemą važinėjate? Na, žinoma. Ir žiemą? Ir per ledą? Na jo. Taip? Kodėlgi ne? Jeigu sąmoningai tau nustatėjai datą, kaip pabaigsi važiuoti, tai pabaigsi, bet tie, kurie nesąmoningai, tai pasme, važiuoja toliau ir supranta, kad galima, iš tikrųjų, niekas tai nelabai maišo. Važiuoja truputį lėčiau, bet man tai žiema, iš tikrųjų, tikra žiema yra patogiau, dėl to, kad ir mašinos lėtai juda. Bet ir dviratis turbūt lėtai juda per pusnis, kaip jisai pavažiuoja, reikia specialių gal žieminių padangų. Man būtų baisu laukti prie stotelės, jeigu ten 15 šalčių dar laukti. Kaip dviračių entuziastas reaguojat, kad kiti vairuotojai, kurie važiuoja šalia su automobiliais, nei dviratininkų, nei tų, kurie vairuoja, pavyzdžiui, motorolerį, jie jų nemato ir nelabai ten pripažįsta kaip pilnaverčių eismo dalyvių. Ja, aš manau, kad tas greitai pasikeitė. Aišku, gal viskas, niekas nėra tobuliai, bet man atrodo, jau pasikeitė iš esmės. Anksčiau irgi pasakau, kad nori tapti nematomu, tapti dviratininku, bet tai man atrodo jau pasikeitė. Bet aišku, šiuo metu pripažįstu, kad dviratininkų elgesys yra labai geras, kaip važiuoja nakties metu be atšvaitų, be šviesų, visiškai nematomi, tai yra pavojus gyvybei. Tai, o jūs su tokiam liemenėm rekomenduojate važinėti? Ne, nerekomenduoju. Rekomenduoju turėti tvarkingą dviratį. Plus pagal kelias motociklus turėtų būti su atšvaitais iš visų pusių, tai prasme čia pedalų, ant ratų, priekį gale ir su šviesa. Tai būtų pakankamai matoma. Ta liemenė labai dabar daug diskutuojama yra tik pagalbinė priemonė. Dabar žinai, kad oficialiai reikėtų su šviesom važiuoti, bet niekas to netikrina. Tai reiškia, kad tai iš viso, tegu tada kaimiečiai važiuoti su liemenė, kad jie iš viso būtų matomi. Bet čia yra ne esmė. Iš tikrųjų, vietoj to, kad mes laikom taisyklės, įvedam daugiau taisyklių. Turiu vieną, tarkim, draugą, kuris yra užkietėjęs dviratininkas jau turbūt 20 metų ir važinėja irgi žiemą vasarą ir jam visą laiką juos pavogė. Vis tiek jam to entuziazmo dviračių meilės neužgesina. Kaip išspręsti tą problemą? Visų pirma, galime, aišku, gerą dviratį, vietoje pirkti vieną mašiną, galime 10 gerų dviračių pirkti. Bet iš tikrųjų, reikia vėl iš kitos pusės, kodėl miestas nieko nesirūpina, kad būtų saugesnės sąlygos. Kad būtų stoviai, arba kad prie namų būtų, kaip senat. Aš jau mačiau, kad naujose namuose, kur žmonės, pavyzdžiui, turi garažą arba sandėlis pirmam aukšte, kad jie turi prie namų, kur normaliai palikti. Nes jeigu tau reikia tempti į 12 aukštą kažkaip, irgi nelabai patogu yra. Yra tos sąlygos, kai labai apsunkina dviračių važiavimą, kad paprasčiausiai nėra kur palikti. Nėra kur palikti prie namų, bet nėra kur palikti prie darbo, prie parduotuvės irgi dažnai pavoga, iš tikrųjų. Bet tam, kad žmogus turėtų turėti 2 dviračius, iš tikrųjų. Vienas yra toks paprastas, kuris kainavo ten keli šimtai litrų, aišku, reikia geros spynos, bet jam negali važiuoti ir vaga iš to nėra naudos. Jeigu ten vaga dviratis, kurio vertė buvo keli šimtai, jis irgi tik gali 100 parduoti. Tai prasme, kad turėtų tą dviratį į miestą važiuoti, ten tas kelias kilometrus, į parduotuvę, į darbą, taip sakau, o kitą gerą dviratį ten savaitgaliams žygiams. Tai va, jie būtent turi tada bent 2 dviračius, tas kasdieninis. Ir išeiginis. Ja, išeiginis dabar, kaip rimtam važiavimui ir taip toliau. Problema yra kitokia kažkaip, kad yra jų per daug. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, mano miestas, kur aš kilęs, Hanoveryje, dabar yra 1000 dviratų, savivaldybės sandėliuoja, nes įkūnas buvo priparkuoti, jie surinka ir dabar neturi kur tos dviračius dėti. Nes tai žmonės palieka tos senus dviračius. Visur prirakina, pametė raktą, arba išsikelia ir paliko tos dviračius. Ir jie ten savo sandėlių 1000 dviračių. Šiaip savo yra. Tas tada blogiau yra Olandijoje. Aš skaičiau, kad Hamburge prie stoties kiekvieną mėnesį surenkame 100 dviračių. Kad jie ten palikti, ten uždėjo
turėjo lapelį, kad prašo paimti per 2 savaitės, jeigu nepaima, tai nupjauna ir paima. Iš tikrųjų norėjau paklausti, kiek jums svarbi yra ekologinė pusė važiavimo dviračių. Ta prasme, kad mes iš tiesų mieste pripratę esam naudotis automobilius, stovim tose kamščiuose, birbinam tuos motorus, išmetamas dujas, o dviratis iš tiesų jisai net ir iš aplinkos. Kiek jums tas dalykas yra svarbus? Nu, aš tam turiu sąmonės ir suprantu, kad lengviau važiuoti mašiną, kartais važiuoju. Tas kam mieste nelabai reikia. Nes vis tiek, visų pirma, niekur nevažiuosi ir sunkiau yra dar kur nors pastatyti tą mašiną. Kad nėra labai vietos pastatymui. Mano nuomonė visada, arba mano pirmas argumentas yra ekonominis, taip sakant, kad pigiausiai yra dviračių važiuoti. O ekologinis? Tai susiję dalykai kažkaip. Jeigu nereikia benzino pirkti, ir nereikia jo sudeginti, čia paprasčiausiai, taip sakant, sutaupi ir, ten man ekologija, ekonomika sueina. Automobilio vairuotojai turėtų turėti blogą sąmonę, o dviratininkų nereikia blogos sąmonės, visus ten neteršia. O iš tiesų, ką jūs patartumėt mamoms, kurios turi ir ne vieną, ir 2 vaikus, kaip joms su tais dviračiais? Ar čia tinkama transporto priemonė, truputėlį baisu, ne tik už save, bet ir už vaiką važinėti mieste? Nu, Vilniuje, aišku, sąlygos yra, kaip žinom, kaip tokios. Vienas variantas, aišku, yra paprasta vaikiškai kėdutį vežti iki kažkokio amžiaus. Bet jeigu daugiau vaikų yra, būtent pastaruoju metu, man kelis kartus paklausė ir norėjau išsinuomoti priekabą vaikams. Priekaba, taip. Ja, yra priekaba, ten jau 2 vaikai vieną priekabą telpa. Problema, aišku, Vilniuje yra poldūros, kad nelabai patogu važiuoti, arba keliai siaurai, tai prasme, Vilniuje tai, man atrodo, kad nelabai patogu būtų su priekaba. Klaipėda gal gerai įmanoma, lygus miestas, infrastruktūra geresnė, bet Vilniuje nežinau. Bet to yra, aišku, dar daugiau tokių specialių dviračių. Klaipėda irgi turim vieną, kur būtent yra, priekyje yra 2 ratai, kad yra tokia dėžė, galime dviračius vežti. Aš mačiau ir Danijoje, ir Olandijoje, kad vežia ir 3-4 vaikus ant vieno dviračio. Kad ten yra kelios sėdynės ten į priekį ir galę, tai sunku įsivaizduoti. Aišku, nėra taip patogu, bet įmanoma. Po to, aišku, tose šalyse, kur yra aukšta dviračių kultūra, pakankamai greitai vaikai išmoksta pačiam važiuoti. Tėvai su vaikais važiuoja į mokyklą. O tai kokiose šalyse skaitosi aukščiausia ta dviračių kultūra? Danija ir Olandija. Danija ir Olandija. Jūs iš tiesų papasakokit savo istoriją. Kaip atsitiko, kad jūs atvažiavote į Lietuvą ir kaip atsitiko, kad jūs taip susidomėjot, įsimylėjot ir dviračius ir iki šiol dirbate su jais? Lietuvaitė. Lietuvaitė? Ne. Mano žmona vokietė, tai nieko nepasakysiu. Pas mane iš tikrųjų viskas prasidėjo su dviračių žygiu. 94 metais organizavau su organizacija iš Vokietijos iki Talino, tokia 1800 km. Ir turėjau ten ryšius į Baltijos šalis, ta prasme irgi į Lietuvą, kitas šalis. Ir po to grįžau, išmokau truputį lietuvių kalbos, rašau magistrantūrą ir po to gavau galimybę dėstyti porą metų ir pasilikau. Norite pasakyti, kad jūs Lietuvą atradote tiesiog dviračių keliaudamas nuo Vokietijos iki Talino, važiavote pro Lietuvą, jums jinai labai patiko ir jūs paskui grįžote po kiek laiko ar kaip? Nu, aš kiekvienas metas grįžau tais laikais į Lietuvą, į Latviją, nes ten geriausi ryšiai buvo ir po to kažkaip užsikabinau ant Lietuvos. Galėjau būti į Latviją tuo metu, bet buvo Lietuva. Tai jūs pasakote apie 94 metus, vadinasi, jau tuo metu dviračiai jums buvo itin svarbus gyvenime dalykas, leidotės dviračių žygį 1800 km. Buvo daugiau prie ekologijos arba prie ekologinio judėjimo, sakysim, jaunystėje. Kaip pirmieji įspūdžiai susidarė, ar daug dviratininkų matėt, ar automobiliai tik tai aplinkui visur? Tuo metu mes tik važiavom prie jūros, tai prie Kuršių neriją, Klaipėdą ir toliau iki Latvijos, tai nedaug. Tai nebuvo, mašinos nedaug buvo. Pirmieji įspūdžiai buvo labai kultūringi iš tikrųjų, nes kai mes atvažiavom iš Kaliningrado srities, kur tuo metu buvo sunku kažką surasti parduotuvėse.
Tai jau atvažiavimas į Nidą buvo taip grįžimas į vakarus. Aha, supratau. Normaliai parduotuvė, tu gali kažką nusipirkti ir taip toliau. Tai čia buvo 94 metai, o kada jūs persikraustėte čia jau gyventi? 99. 99. Ir iš karto pradėjote kažkokį bendrą veiklą, bendrą darbą su dviračiais? Ar... Ne, aš pirmas metus gyvenau Kaune, antros Klaipėdoje. Klaipėdoj būtent buvo tuo metu, ta prasme, dviratininkų bendrijos pirmininkas, kurį aš ten jau nuo seno pažinojau. Tada 91 pradėjom su to projektu, kuris iki šiol vadinasi Baltic Cycle. Tai aš norėjau propaguoti dviračių važiavimą per Baltijos šalis. Tai bendravom su dviratininkų organizacijomis ir Latvijoje, Estijoje, Kaliningrado srityje, organizavom masinius žygius, pirmus žemėlapius išleidom ir taip toliau. Iš pradžios buvo atsirado į komercinę pusę, tai išnuomoti dviračius ir organizuoti keliones ir taip toliau. Iš pradžios daugiau užsieniečiams, tai vokiečiai visada norėjo važiuoti, jiems įdomu pasižiūrėti būtent dviračiais. O per kai kurį laiką pasikeitė, kad staigiai pati lietuviai važiuoja dviračiais. Nors prieš 5 metus tai jau niekas įsivaizdavo, kad lietuviai kada nors važiuos dviračiais. Sakau, niekada nevažiuos. Visi gimė, su pedalo, bet su kitokiu. Tai, o dabar irgi, tas yra normalus procesas, europeizacija. Ne vien Lietuvoje, kaip sakau, yra Italijoje, Ispanijoje, žmonės pradeda važiuoti dviračiais. O čia lietuviai būna, kai gyvena Olandijoje, Vokietijoje, grįžta ir čia irgi pradeda važiuoti dviračiais. Nebegali gyventi be dviračių. Ne, pripranta, kad nėra taip baisu. Kad visų pirma, reikia tą psichologinę barjerą įveikti. Čia viskas, bijom, bet nėra ko bijoti. Aš visada sakydavau, kad lietuviai bijo važiuoti dviračiais, nors jie žino, kaip jį pati vairuoja. Tai jie bijo savęs. O kai žmonės pradėjo pasitiesti sėsti ant dviračio, jie suprasti, kaip tas pasijaučia, kai mašina aplenkia 100 km greičiu pusę metro atstumo, tai gali pradėti pasikeisti savo elgseną, bet tai reikia tos patirties. Kritinė masė, tai dabar yra taip, kad paskutinę mėnesio penktadienį susirenka žmonės ir tiesiog važiuoja per miestą. Ta kritinė masė Lietuvoje vyksta daugybė miestus, tai aišku pagrindinė Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet aišku ir Šiauliuose, Jonava, vasarą Palangoje, Mažeikiuose, taip susirenka žmonės ir tiesiog važiuoja. Istorija yra tokia, kad 92 metais tai įvyko konfliktas su dviratininkais San Franciske. Ir ten pradėjau tą judėjimą. Susitinkam ir važiuojam. Noriu parodyti, kad mes irgi esam eismas, taip dalyvaujam. Vilniuje gal tai pradėjau, sunku pasakyti, 4 metais. Iš pradžios susitiko gal apie 40 žmonių prie Rimi, ten Žirmūnuose ir po to persikėlė viskas čia prie Katedros aikštės. Tiesiog susirenka ir važiuoja. Taip, niekas jos nelydi, nėra organizatoriaus, nėra policijos. Kartais privažiuoja policija, bet tiesiog susirenka ir važiuoja. Niekas negali pasakyti, kad jeigu stovi mašinos kamštyje, kad yra demonstracija. Taip ir sako dviratininkai. Susirenka ir važiuoja, niekas negali uždrausti. Dauguma žmonių mano, kad sąlygos Lietuvoje bendrai, ypač Vilniuje, yra nepatenkinamos, kad turėtų būti geresnės sąlygos. Žmonės visiškai skirtingos. Būna jauni berniukai, kurie važiuoja, būna ir mergaitės su krepšelis ir taip visokie skirtingi dviračiai. Aišku, turėtų megzti bendravimo. Nors yra irgi žmonės, kurie sako, ne, man ta kritinė masė nepatinka, nors aš tai labiau važiuosiu vienas, arba su draugais į mišką, arba kažkaip savarankiškai važiuoti. Bet yra daug žmonių Lietuvoje, kur būtent mėgsta to bendravimo ir tada mėgsta į tas būrus susirinkti. Čia neformalus, niekas negali aiškiai pasakyti, kokie čia žmonės ir kiekvieną kartą gali būti skirtingi žmonės. Bet būtent Vilniuje tikrai vyksta ištisus metus. Sausio mėnesį, kai buvo 15 laipsnių šalčio, mes važiavom 3. Vasaro mėnesį jau buvom 18, tai yra 500% daugiau. Ir šiandien susirinks bent keli šimtai, jeigu ne 1000 dviratininkų. Ir šiaip savo važiuos prie miestą. Ir mėgsta, aišku, važiuoti būtent tom gatvėmis, kuriomis paprastai dviračiai nevažiuoja. Konstitucijos prospektų arba būtent Žirmūnų gatvė. Labai pamėgsti yra per žiedus važiuoti, jeigu ten 2 kartus per žiedą važiuoti su 1000 dviratininkų. Galima, aišku, sukelti pakankamai didelį mašinos kamščio.
Tai yra taip, bet darosi per miestą. Ir aišku, viena iš didesniausių turi savo taisyklės, tai yra, pavyzdžiui, gerbti kitus žmonės, pamojuoti, būti draugiškai ir, pavyzdžiui, būti nevažiuoti dviračių takais. Nors jie dažniausiai yra labai prasti, tai aišku, tuo atveju mes juos ignoruojame. Kai pravažiuoja didelė minia dviratininkų, dažniausiai draugiškai pamojuojantį, tai dauguma automobilio vairuotojai reaguoja labai draugiškai, irgi pamojuoja ir taip toliau. Aišku, būna pikti žmonės, kurie ten sako, man reikia dabar greičiau, bet tai va, vienintelį kartą per mėnesį tai dviratininkai sukelia tą kamštį. Ir man atrodo, kad ir daug žmonių jau žino, ir netgi esu girdėjęs, kad per radiją buvo paskelbęs, kad šiandien rekomenduojam tokiam valandom vengti miesto centro, nors ten važiuoja kiti nemato. Tai jau tik žinomas įvykis. Daugelį miestuose tai vyksta. Ne visur, kai kur nepasiteisina, yra sunku, pavyzdžiui, tokią akciją padaryti Kopenhagoje, kur šiaip sau yra daug dviratininkų. Tai tada žmonės jau nebesupranta, už ką arba prieš ką čia reikia pasirodyti. Dauguma dviratininkų yra, pavyzdžiui, vyrai. Visam pasaulyje yra žymiai daugiau vyrų negu moterų, nes kad moteris labiau bijo eisme. Yra, aišku, dvi grupės, tai aišku, jaunesni, tai už 20 metų, kol neturi vairuotojo teisės, ir truputį vyresni, tai reiškia, kad apie 30 metų, tai reiškia daugiau žmonės, kurie galvoja apie savo sveikatą, po studijų. Tai galima truputį apibūdinti. Ir atsiranda taip, kad dauguma dviratininkų nėra, kaip kartais galvojama, kažkokie jauni studentai, kurie neturi pinigų mašinai. Nors dažniausiai, jeigu studentas labai nori, ir suranda tos mašinos arba tam pinigų. Bet yra tie tarnautojai, studentai jau po studijos, dažniausiai daro ten sėdamą darbą, per mažai juda ir tada supranta, kad reikia sveikatos. Tačiau atveju su dviračiu gali gerai suderinti ir sveikatą ir su judėjimo poreikiu. Ir su piniginis poreikiu. Dažniausiai dviračiais vairuoti išmokstame vaikystėje, dar būdami vaikais, nes tuo metu savo gyvenimo be dviračių turbūt neįsivaizduoja nei vienas mažas vaikas ar paauglys, nes dviratis yra galimybė dar greičiau judėti, žaisti, dūkti, pagauti vėją. Ir labai geras posakis yra, jog dviračių reikia išmokti važiuoti vieną kartą gyvenime ir nepamiršti to niekada. Palikime savo automobilius kažkur ten, garažuose ar požeminėse stovėjimo aikštelėse, išvažiuokime į lauką, išvažiuokime į gryną orą. Džiaukimės gyvenimu, džiaukimės grynu oru, džiaukimės gaudami vėją. Tokios kaip visai atsisakyti automobilio, nesvarsčiau, bet kad pakeisti kažkiek daliai laiko, žinoma. Darbas toksai reikia, automobilio niekaip negaliu padaryti, kad iškeisti. Galbūt įmanoma viešuoju transportu naudotis? Ne, neįmanoma. Per sudėtingai darbą važinėtis, man kitą kartą reikia naktį grįžinėti ir niekaip neįmanoma, tenka važinėti su automobiliu. Ne visur gali nuvažiuoti su tuo viešuoju transportu ir tada tampi priklausomas nuo kažkokių tai grafikų tiesiog. Labai norėčiau atsisakyti iš tiesų.
Bet su dviračiu, kažkaip nėra kaip, bijau važiuoti, visi taip laksto ir baisu, bet jeigu būtų infrastruktūra, tikrai važinėčiau. Gal dar oras mūsų toks, sakyčiau, šaltoka, ne ryte išvažiuoja lyg ir saulė gerai, o vakare jau šalta. Galėtume įvardyti 1000 priežasčių, kodėl kiekvieną rytą sėdame į savo mylimą automobilį, užuot pėdinę pėsčiomis, važiavę dviračiu ar ūsuotų troleibusu. Tačiau ar žinojote, kad net ir vairuoti galima ekologiškai? Pirmasis šio reportažo herojus – vilnietis Saulius. Vos jam užvedus automobilį salone pakvimpa keptomis bulvytėmis, mat vaikinas jau kelis mėnesius į degalų baką pila iš kavinių surinktą panaudotą aliejų. Galvojau, brangu labai važinėti ant dyzelio. Galvoju, reikia kažkaip tai pataupyti. Domėjausi, benzininiam varikliam yra dujų sistemos, o dyzeliniam suradau vokišką sistemą ant aliejaus. Tas aliejus vis tiek, jisai bus kažkur utilizuojamas. Ar jisai ten išpilamas kažkur į duobes, o geriau susipilti baką. Saulius sako, pagaliau galys, pravažiuodamas pro degalinę, nekreipti dėmesio į kainų švieslentę. Filtruotas panaudotas aliejus jam kainuoja nuo lito iki 2 už litrą. Kaip kada pavyksta nusiderėti, bet kuriuo atveju sutaupyti pavyksta visada. Labai paprasta paskaičiuoti. Imi, tarkim, dabar kiek? 4,50, 60 turbūt jau dyzelinis kuras ir atimi 1 litą arba 2 litus. Už kiek jau gauni. O jeigu prasifiltruoji, pats nemokamai gauni, važiuoji už kiek? Už 0. Skirtingai yra aliejaus energetinė vertė, geriausiai tinka rapsų aliejus, bet paskutiniu metu saulėgrąžų aš naudoju. Ir alyvuogių jo, tik tai aristokratai važinėja su alyvuogių aliejum. Saulius juokiasi, kad jam neįtin naudinga agituoti kitus taip pat iškeisti degalus į aliejų. Kuo daugiau atsiras tokių kaip jis aliejininkų, tuo labiau išaugs panaudoto aliejaus paklausa, o kartu ir kaina. Jau ir dabar kavinėse gauti panaudoto aliejaus sudėtinga. Šis alternatyvus kuras keptuvėse ir grūzdintuvėse neužsistovi, jie akimirksniu kas nors nusiperka. Daug žmonių labai bijo, kaip ir bijojo anksčiau dujų į benzininius variklius. Bijo ir aliejaus. Ir bijokit, nes labai prastai genda tos mašinos su tom aliejum. Idėja graži. Tai, kas vienam nieko verta atlieka, kitam gali atstoti brangiai kainuojantį kurą. Visgi ir pats Saulius sutinka, kad terlioti su aliejumi sutiks ne kiekvienas, ypač kai už kampo laukia jauki degalinė su kvepiančiais dešrainiais. Jei šitaip drastiškai įprasto kuro atsisakyti neketinate, tačiau vis tiek norite vairuoti bent kažkiek ekologiškiau, pristatome dar vieną idėją. Susipažinkite su lenktynininku bei vairavimo instruktoriumi Artūru Pakėnu. Vyras propaguoja vakaruose jau senokai prigijusią ekonominio vairavimo techniką. Tai reikia žinoti, kada perjungti pavarą, kokiu būdu įsibėgėti ir kokių manevrų kelyje vengti. Ekonominio vairavimo entuziastai tikina, kad tai reikia galvoti, kaip vairuoja ir degalų sąnaudos ims akyse mažėti. Esu įsitikinęs, kad pakeitus vairavimo stilių ir važiuojant ne taip dinamiškai, o šiek tiek ramiau, galima laisvai sumažinti kuro sąnaudas 20–30% nuo esamo. Tarkime, aš važinėju kartais automobilį Subaru Legacy, kuris tikrai nėra labai ekonomiškas. Važiuojant dinamiškai miesto sąlygomis jis sunaudoja apie 11–12 litrų 100 km, tačiau važiuojant ekonominiu stiliumi laisvai pasiekia rezultatą 9 litrų 100 km. Tai yra tiesiog šiuolaikinis vairavimo būdas. Tas pats, ko mus moko vairavimo instruktoriai vairavimo mokyklose, tiesiog moko truputėlį kitaip, pagal šiek tiek kitokią metodiką. Ir žmogus tiesiog besimokydamas vairavimo iš pat pradžių išmoksta truputėlį kitaip elgtis už vairo. Jis gauna tam tikrų žinių, kaip jisai turėtų valdyti automobilį, kad automobilis vairuotų taupiau. Vairavimo instruktorius žada parodyti kelis paprastus triukus, kaip ženkliai sumažinti kuro sąnaudas. Yra kelios technikos, kurias reikia žinoti prieš pradedant taikyti ekonominio vairavimo metodus. Vienas iš jų yra kuo daugiau išnaudoti automobilio inerciją. Tai yra važiuojant nuo kalno, artėjant prie šviesoforo, kurio mes matome dega raudonas šviesoforo signalas. Nėragi prasmės prilėkti prie šviesoforo, o paskui ten ilgą laiką stovėti. Mes galime pririedėti ir taip taupyti kurą. Instruktorius
instruktorius pastebi, kad lietuviai linkę vairuoti nutrūktgalviškai. Greitai įsibėgėja, staigiai stabdo, kelyje nenustygdami migruoja iš vienos kelio juostos į kitą. Dėl tokio elgesio papildomai sudega litrai kuro, teršiamas oras ir aplinka. Kadangi vienas iš tikslų yra stengtis kuo ilgesnį laiką važiuoti tolygiu vienodu greičiu, atitinkamai, tam mums reikia laikyti distancijas. Jeigu mes važiuojame labai arti iki važiuojančio automobilio, vos jam pradėjus stabdyti, mes taip pat būsim priversti stabdyti. Jeigu mes laikysimės nuo jo atokiau, toliau, priekyje stabdančiam automobiliui, mes galime ir tik pristabdyti, ir esant galimybė jį apvažiuoti ir taip palaikyti didesnį greitį tolygų. Ekonominis vairavimas tai visų pirma taip pat yra ir saugesnis vairavimas, nes tai yra vairavimas, kai žmogus daugiau galvoja, ką jisai daro, jis prognozuoja kelią, jis mažiau padaro avarijų, mažesnės remonto išlaidos, atitinkamai mažėja draudimo išlaidos. Ekonominio vairavimo entuziastai sako, kad sunku tik iš pradžių, vėliau šitaip vairuoti tampa natūralu. Dar labiau stengtis motyvuoja sumažėjusios išlaidos kurui. Trečias būdas yra kuo anksčiau jungti pavaras. Neretai vairuotojai turi klaidingą nuomonę apie ankstesnį pavarų jungimą. Tie, kas jau vairuotojo pažymėjimus gavo prieš 7, 10 ar dar seniau metų, įsitikinę, kad pavaras perjungti reikia, kai variklio sūkiai yra apie 2000–2500 tūkstančių per minutę. Šiuolaikinis automobilis tikrai leidžia jungti pavaras daug anksčiau. Praktiškai 1500–1700 apsisukimų per minutę. Tai realiai kalbant apie visų 1000 sūkių mažiau. Jei vidutiniškai per metus, kaip ir dauguma vairuotojų, nuvažiuojate apie 20–30 tūkstančių kilometrų, tapęs žaliuoju vairuotoju galite tikėti sutaupyti net iki 3000 litų per metus. Solidi suma, leidžianti pagalvoti apie atostogas arba rimtą pirkinį. Visus tuos patarimus ekovairavimo galima puikiausiai integruoti kiekvienam iš mūsų į mūsų kasdieninį vairavimą. Tai tam visai nėra jokių ribų, nei amžiaus prasme gali tą daryti jaunas, senas, nesvarbu visiškai kokį automobilį vairuojate, benzininį, dizelinį, kokio amžiaus, kokio senumo tas automobilis, visiškai nesvarbu, yra tie patys pagrindiniai principai ir jie iš tikrųjų veikia. Daugelis lietuvių apie ekovairavimą nėra nieko girdėję. Kiti sako, kad tai lėtas vilkimasis automobilių eilės uodegoje. Treti juokiasi, kad taip vairuoti sau gali leisti tik niekur neskubantys pensininkai. Tačiau ekonominio vairavimo specialistai sako, kad tai tėra klaidinantys mitai. Neretai vairuotojai klaidingai mano, kad važiuojant ramiau, kelionės tikslas bus pasiektas vėliau. Jie visur pavėluos, jie nespės atlikti numatytų suplanuotų darbų. Tačiau ta nuomonė yra klaidinga, ką mes sėkmingai paneigėme praktinių mokymų metu. Mes pamatuojame laiką, tarkime, vieną kokią tai maršrutą, kurį vairuotojas įprastai važiuoja įprastu savo ritmu. Vėliau pravažiuojame tą maršrutą ekonomišku ritmu. Ir vairuotojai būna tikrai labai nustebę, kai pamato, kad kelionės laikui tai neturi jokios įtakos. Alternatyvių vairavimo būdų abu šio reportažo herojai pradėjo ieškoti norėdami sutaupyti. Tačiau kalbant apie automobilius, žodis ekonomiškiau daugeliu atveju reiškia ir ekologiškiau. Tiek antrinis aliejaus panaudojimas, tiek sąmoningas ekonominis vairavimas leidžia ir sutaupyti, ir mažiau teršti gamtą.